Sveiki, esu Mindaugas, produkto vadybininkas. Šiandien noriu papasakoti apie Rack Tower tipo UPSus East gamintoją. Vienas svarbiausių privalumų, kuriuos norėčiau paminėti, tai šie UPSai turi galimybę prie jų prijungti išorinius papildomus baterijų paketus. Prie vieno modelio galima prijungti iki 4 papildomų išorinių baterijų paketų. Pavyzdžiui, paėmus UPSą 2700 W ir jį apkrovus 400 W gale, UPSas gali dirbti apie 50 minučių. UPSas gali tiekti energiją dingus elektrą jūsų žaidimų kompiuteriui, nešiojamam kompiuteriui, stacionariam kompiuteriui, vaizdo apsaugos sistemom ir kitiems svarbiem įrenginiam, kuriems reikalinga nepertraukoma elektros energija. Norint prie UPSo prijungti išorinį baterijų paketą, jo nugaroje reikia atsukti uždėtą plokštelę, kuri dengia papildomų išorinių baterijų paketo jungtis. Taip pat į patį UPSą galima įdėti ir tinklo kortą. Tinklo korta jums leis realiu laiku stebėti UPSą, gaunant informaciją apie įtampą, dažnį, baterijų būklę ir kitą svarbią informaciją. Taip pat su tinklo korta galėsite užprogramuoti UPSą, kad jis jums siųstų pranešimus elektroniniu paštu apie pasikeitimus pačioje UPSo sistemoje. Mes atlikome praktinį testą. Paėmėme 2700 W galingumo UPSą, jį apkrovėme 400 W ir UPSas veikia 50 minučių. Šiuo atveju galime pagal proporciją pasiskaičiuoti apytiksliai, kiek UPSas laikys pačiam praktiniam naudojime. Xbox X serijos žaidimų konsolėje maksimaliu apkrovimu naudoja 240 W. Atlikus paskaičiavimą pagal proporciją, apytiksliai UPSas turėtų maksimaliai apkraunant žaidimų konsolėje duoti energiją apie 30 minučių. Prie UPSo prijungus vieną išorinių baterijų paketą, UPSo veikimo laiką prailginsime 30 minučių. Tokiu atveju visas sistemos veikimo laikas bus 60 minučių. Išorinių baterijų paketo pajungimas yra labai paprastas. UPSo išorinė baterijų paketo pakuotė, rasime patį baterijų paketą ir laidą, kuriuo galėsime jį prijungti prie UPSo. Pajungimas yra labai paprastas. Taip pat noriu pabrėžti, kad šios East serijos Rack Tower tipo UPSai turi labai patogų vartotojų akumuliatorių keitimą, kuris yra atliekamas per įrenginio priekį. Kaip minėjau, UPSai yra Rack Tower tipo, tai reiškia, kad UPSą galima montuoti tiek komutacinėje spintoje, tiek patį UPSą galima pastatyti, pavyzdžiui, po darbo stalu arba ant lentynos. Tokiu atveju gamintojas yra numatęs ir UPSo pastatomosius laikiklius, kurie yra jau pačiame komplekte. Taip pat gamykliškai UPSas turi jau primontuotas ausytes, kurias reikės nusukti, norint UPSą pastatyti ant laikiklių. Asortimente turime 3 galingumų tokio tipo UPSus – 900 W, 1800 W ir 2700 W UPSus. Visi yra sandėlyje, kviečiame įsigyti, išmėginti ir palengvinti savo gyvenimą, jeigu netyčia neteksite elektros.